Labas! Kaip įprastai, sekmadieniais susitinkame Investor LT kanale pasikalbėti apie tai, kas labiausiai domina investuotojus. Aptarsime pagrindinės savaitės naujienas, makroekonomiką ir ieškosime naujų investavimo idėjų. Todėl, jeigu patinka, ką darau, paspausk laiką, subscribe ir varpelį. Ačiū. S&P 500 indeksas šią savaitę vėl mušė naujus rekordus, buvo prie pat 5190 punktų ribos, bet iš savaitės pabaigą truputį nusileido nuo savo viršūnių ir dabar siekia 5123 punktus. Praktiškai yra ten pat, kur užsidarėme praeitą savaitę. Nasdaq indeksas per savaitę prarado 1%, vėliau pasižiūrėsime, kokios įmonės labiausiai prisidėjo prie šio rezultato. Nors didelio negatyvo dar tikrai nesimato, rinkos vis dar puikiai jaučiasi viršūnėse, todėl labai įdomu, kaip uždarysime šį mėnesį. Neatmetu, kad gali mūsų portfelių šiek tiek papurtyti. Jūs žinote, kad metuose yra labai svarbus 2 mėnesiai, tai rugsėjis ir kovas. Todėl žiūrėsime, kaip bus po aspiracijos. Kaip jausis bankai, kai uždarys jų papildomo finansavimo langelį, kaip obligacijų rinka laikysis, nes pagal planą trumpalaikio obligacijų iždo departamentas nebepardavinės. Dabar pereis prie ilgesnio laikotarpio. Tai žiūrėsime, kas supirkinės naujas vyriausybės obligacijas, nes reverse repo pinigai negali būti naudojami ilgalaikiam obligacijom pirkti, o jūs žinote, kad paskutiniu metu Janet Yellen naudojosi būtent šiais pinigais. Ir jeigu žiūrėti grafiką, tai nuo 23 metų, sakykime, gegužės mėnesio, kai toje programoje buvo 2,2 trilijonų dolerių, tai dabar liko tik kiek daugiau nei 440 milijardų. Daugiau nei 1,5 trilijono į rinką grąžino JAV iždo departamentas, o kai tiek likvidumo, tai kaipgi mes galime neaugti. Todėl dabar įdomu, kaip toliau plėtosis įvykiai, ar nebus bankai priversti pardavinėti akcijas, kad galėtų išpirkti naujas obligacijas. Be to įdomu, kaip Fedas toliau savo balansą mažins, paskutiniu metu tikrai mažino pagal planą. Pagal paskutinius duomenius, kokie yra užfiksuoti nuo vasario 6 dienos iki kovo 5 dienos, jis sumažino 93 milijardai savo balansą, beveik kiek ir buvo suplanuota. Ir apskritai tokie Fedo veiksmai QT programa turėjo likvidumą sumažinti. Todėl aš ir tikėjausi akcijų rinkos korekcijos, bet kai viena ranka likvidumą mažini, o kita ranka trilijonus meti atgal į sistemą, tai kaip tos akcijos kris. Todėl labai įdomu, kaip judėsime kovą. Kitą savaitę pasirodys infliacijos duomenys, dar po savaitę sužinosime Fed verdiktą dėl bazinių palūkanų. Nors, kaip minėjau, dabar jau niekas nesitikė, kad jos bus kovo mėnesį sumažintos, viskas nusikelia į vasaros pradžią, nors atsirado ir tokių analitikų, kurie įsitikinę, kad šiemet Fedas visai nemažins palūkanų. Tai pasižiūrėsime, kaip ten bus. Aš manau, kad palūkanos turės mažinti, bent jau dėl to, kad vyriausybei būtų lengviau savo skolas aptarnauti. Kaip žinote, JAV nacionalinė skola kas 100 dienų paauga 1 trilijonu dolerių. Sausio 4 dieną skola viršė 34 trilijonus dolerių. Priminsiu, kad 33 trilijonus dolerių ji pasiekė 23 metų rugsėjo 15 dieną, o birželio mėnesį buvo tik 32 trilijonai dolerių. Nors prieš tai 1 trilijono dolerių padidėjimas, tai yra nuo 31 trilijonų iki 32 trilijonų dolerių, užtruko apie 8 mėnesius. Todėl kuo toliau, tuo ši skola auga eksponentiškai. Apie augančias skolas ir to pasekmes kalbėjomės atskiruose video, todėl jeigu įdomu, kviečiu pasižiūrėti. Šią savaitę pasirodė makro duomenys, kurie parodė JAV darbo rinkos silpnėjimą. Bedarbystės lygis pakilo iki 3,9%, buvo tikėtasi 3,7% bedarbystė, nors tai dar maži skaičiai. Bet jeigu tokia dinamika išlieka, tada jau kitaip gali dėliotis įvykiai ir akcijų rinkoje. Taip pat matome, kad atlyginimų didinimas nebeauga tokiais tempais kaip anksčiau, tai yra didelis palengvinimas, kad būtų pažabota infliacija. Kitas momentas, kad bendras vasarį pridėtų darbo vietų skaičius buvo 275 tūkstančiai, kas yra gerokai daugiau nei buvo numatyta, nes buvo tikimasi 200 tūkstančių darbo vietų, tačiau dar prieš mėnesį šis skaičius buvo gerokai mažesnis. Jis sumažėjo nuo 353 tūkstančių iki 229 tūkstančių. Todėl žiūrėsime, kaip ši dinamika keisis artimiausioje ateityje, nes kol kas, dviprasmiškai atrodo. Nors, jeigu galime teigti, kad darbo rinka pradėjo rodyti silpnėjimo ženklus, visgi išlieka pakankamai stipri ir kol nedarbo lygis nesiekia bent 4,5%, dar nėra reikalo galvoti, kad Fedas greitai stabdys savo QT programą. Priminsiu, kad jeigu neseniai prisijungiai prie šio kanalo ir ne viskas aišku, apie ką mes čia kalbamės, tai žinok, kad šiame kanale yra mokomųjų video, kurie viską paaiškins, todėl būtinai susipažink su grojaraščio Investor LT mokykla video. Tada tikrai bus daug aiškiau. O kad būtų lengviau surasti, kokia rubrika gali tau padėti, šio video aprašyme rasite naudingas nuorodas. Kita įdomi tendencija stebima aukso pasaulyje.
Šis geltonasis metalas šią savaitę irgi pasiekė naują rekordą. Suprantame, kodėl jisai kyla, visgi paskutiniu metu centriniai bankai stipriai pildėsi savo rezervus. Kita vertus, auksą renkasi investuotojai, kurie ieško alternatyvų doleriui, nes mažinant palūkanas jis turėtų momente silpti. Plius su tokia nacionalinė skola irgi kyla klausimas dėl valiutos pasitikėjimo apskritai, todėl ieškoma būdų, kaip apsidrausti ir apsaugoti savo kapitalą. Na ir dar porą žodžių apie kitą rekordininką Bitcoiną, kuris šią savaitę buvo pasiekęs beveik $70,000. Aišku, naujos viršūnės privertė dalį investuotojų fiksuotis, todėl dabar matome truputį žemiau, bet visumoje tai, kad jis sugebėjo per tokį trumpą laiką šauti tokias aukštumas, irgi galime kaltinti padidėjusi likvidumą ir ieškojimą alternatyvos doleriui. Plius didžiulė paklausa ir populiarumas biržoje prekiaujamų kriptovaliutų produktais, tai kad atėjo instituciniai investuotojai. Na ir plius laukiamas halvingas, kuris irgi turi įtakos momentiniam pozityvui. Bet čia jau būkime atsargus, kad kaip stipriai pakilo, taip staigiai ir nusileisti gali ir tikrai nereikės čia jokių išskirtinių naujienų. Nu, dabar keliaukime prie konkrečių kompanijų ir galimų idėjų. Ryškiai raudonuojanti Tesla per savaitę neteko dar 13,5%, beje, šią savaitę ji išlėkė iš didžiausių JAV kompanijų pagal kapitalizaciją 10-ko, o negatyvas tas, kad krenta jos pardavimai Kinijoje, sumažėjo 15,5% lyginant su praeitų mėnesiu. Apskritai, kalbant apie EV automobilių gamintojus, tai čia ir kinai negalėjo labai pasigirti, nes ir NIO, ir Li Auto, ir Xpengas pranešė, kad vasario mėnesį palyginti su praėjusiu mėnesiu sumažėjo pristatymų klientams. Jų kotiruotė šią savaitę irgi krito, net ir BYD akcijos šią savaitę krito, nors jūs pametate, kalbėjomės, kad sugebėjo aplenkti Tesla pagal pasaulinėje rinkoje parduotų automobilių skaičių. Apskritai, autorinka dabar patiria perteklinę elektromobilių pasiūlą, todėl paklausa tiesiog mažėja. Kalbant apie kitus rinkos dalyvius, Fordas mažina F-150 Lightning gamybą ir atleido dalį darbuotojų Mičigane. General Motors taip pat sustabdė planus plėsti elektromobilių gamybą, bet pasirodo išaugo automobilių su vidaus degimo varikliais pardavimas. Tas pats Fordas pranešė, kad automobilių su vidaus degimo varikliais pardavimas vasario mėnesį siekė 170 000 vienetų, tai yra 7,5% augimas lyginant su praėjusiu mėnesiu. O hibridinių automobilių pardavimas išaugo 32% iki 12 000. Grįžtant prie elektromobilių, tai didžiausia problema yra kainodara. Po to, kai Tesla paskelbė apie savo naujų modelių kainų sumažinimą, pirkėjai ėmė kelti tokius pačius lūkesčius ir kitiems rinkos dalyviams. Rezultatas – elektromobilių pardavimas auga tik mažesniu tempu nei buvo tikėtasi. O EV gamintojų daugėja, atsiranda naujos kompanijos bandančios iššokti šį hypą. Ir vienareikšmiškai šios kovos išeis tik stipriausios kompanijos, tokios kaip Tesla, BYD, galbūt Li Auto, NIO, o kiti mažiukai arba neefektyvūs žaidėjai tiesiog paliks rinką. Todėl pagalvokime, ar verta ten investuoti. Elektromobilių pardavimo sulėtėjimas yra rimtas reikalas ir jeigu ši tendencija užsitęs, tai tikrai nebus nieko gero. Ypač, kol kompanijos prekiaujasi už tokias kainas. Kalbant apie Tesla, tai ji dabar prekiaujasi už realią vertę ir jeigu kaina nenukris bent jau iki 120, tai man tikrai nebus įdomi. Nes aš perskaičiau jai tikslinę kainą ir ji dar 1,5 metų išlieka toje pačioje zonoje, ką skaičiavau prieš metus. Kaip matote, puikiai atidirbo tikslinę kainą. Priminsiu, kad aš balta spalva žymiu tikslinę kainą, o data yra orientyras metams, 1,5 metų laikotarpiui, kad tokia bus šio verslo vertė. Šią savaitę koregavosi ir kitas gigantas Apple, matyt toliau Warrenas Buffettas pardavinėja akcijas, apie tai sužinosime tik po kelių mėnesių, bet kad aplink šią kompaniją kaupėsi pilki debesis, tai tikrai aišku. Ir čia vėl kalti kinai, nes Apple iPhone pardavimai ten per metus sumažėjo 24%, o pavyzdžiui Huawei pardavimai per metus išaugo 64%. Kodėl taip yra, galime paaiškinti irgi, kad čia vyksta arši konkurencija ir kai pirkėjas gauna panašų funkcionalumą už daug mažesnę kainą, tai jisai renkasi. Be to, paaiškėjo Europos komisijos verdiktas dėl Spotify skundo. Apple turi sumokėti 1,8 milijardo eurų, taip vadinamą antimonopolinę baudą už piktnaudžiavimą dominuojančią padėtimi muzikos transliavimo rinkoje. Ir kaip teigia konkurencijos skyriaus vadovė Margaret, Apple 10 metų neleido programėlių kūrėjams pranešti vartotojams apie alternatyves ir pigesnės muzikos paslaugos, kurios galėtų būti pasiekiamos už Apple ekosistemos ribų. Komisija nurodė, kad įpareigojo Apple pašalinti nuostatas, kurios neleido kūrėjams pasakyti apie kitas prenumeratos parinktis.
dėl ko daugelis iOS vartotojų galėjo mokėti žymiai didesnės muzikos transliacijos prenumeratas. Apple, aišku, pranešė, kad šį verdiktą skųs, vadinasi, bauda dar gali būti sumažinta, todėl investuotojai gal per greitai reaguoja į šį negatyvą. Kita vertus, kai pagalvoji, kiek Apple per tuos 10 metų užsidirbo kaip monopolistas, tai matyt vis tiek jam teks atsakyti. Ir jeigu dėl to akcijos stipriau kris, tai galbūt atsiras įdomumas jas ir įsigyti. Bet kol akcijos nenukris bent iki $130, man tikrai neįdomu. Taip pat po ataskaitos stipriau koregavosi Broadcom minus 6,5% per savaitę. Kompanija viršijo analitikų lūkesčius, bet investuotojai nebuvo patenkinti, kad bendrovė nepagerino savo pajamų ir pelno prognozių augančio ažiotažo dėl AI. O tiesiog patvirtino ankstesnę prognozę. Būtų pateikę bent kiek pozityvesnės prognozes, būtų turbūt skriejusi ši kompanija panašiai kaip Nvidia, bet yra kaip yra. Dar vis lieka spekulacijos dėl galimo splito, tai yra akcijų padalinimo. Toks veiksmas nekeičia kompanijos vertės, bet atsiranda psichologinis momentas, nes ne visi investuotojai nori pirkti dalinės akcijas ir ne visi nori pirkti akcijos, kurios kainuoja $1000. Todėl išskaidžius į, tarkim, 10 vienetų, vienos vertė tada būtų $100. Ir už tiek jau tikėtina, kad atsiras daug norinčių pirkti. Ir vien dėl to gali akcijos kaina judėti į viršų. Vis dar raudonuoja United Health kompanija, tikeris UNH. Praeitą video kalbėjomės apie tai, kad įsilaužė hakeriai, vadinami Black Cat, ir jos dukterinė įmonė Change Healthcare prarado galimybę apmokėti ligoninių, vaistinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų pretenzijas. Daugiau nei 5000 įstaigų negali apdoroti prašymų. Ir čia svarbu tai, kad United Health aptarnauja 16 iš 100 amerikiečių. Ji yra didžiausia sveikatos draudimo bendrovė Jungtinėse valstijose. Ir sistema užlūžo, klientų duomenys neapsaugoti, reputacija sugadinta ir kol kas nėra pranešta apie išpirkos reikalavimą. Todėl čia idėja, aš manau, kad yra aiški, atkreipti dėmesį į kompanijas, kurios siūlo paslaugas saugoti nuo kiberatakų. Aš labai norėčiau, kad Palo Alto stipriau pasikoreguotų, ji po ataskaitos, pamenate, stipriau važiavo žemyn, bet greitai buvo tas pakritimas atpirktas, o dabar lik ir vėl bando judėti žemyn, bet man norėtųsi, kad dar daugiau pasikoreguotų, kad būtų įtraukta į portfelį. O štai kompanija Fortinet, aš neseniai įtraukiau ją į portfelį ir kaip tik uždarame klube po kritimo pasitarėme, kad visai įdomus variantas. Kalbant apie kainą, tai jinai jau šiuo metu pasiekė tikslinę kainą, bet aš vis dar laikau ją portfelyje ir jeigu bus progų, aš tikrai norėčiau pasipildyti šią poziciją. Žinoma, yra ir kitų kompanijų šios industrijos, o jūs parašykite komentaruose, kokias kompanijas iš kibersaugumo perkate ar stebite, bus tikrai visiems labai įdomu ir naudinga paskaityti. O kam įdomu, kaip patekti į uždarą klubą, tai žinokite, kad jis per artimiausius mėnesius tikrai taps atviras, aš tikrai apie viską papasakosiu, todėl kam įdomu, galėsite prisijungti. O dabar judėkime toliau prie jūsų pamėgtų Blitz naujienų. JAV vyriausybės shutdowno nebus, jūs žinote, kad buvo tokia galimybė, jeigu iki kovo 8 dienos JAV kongreso lyderiai nebūtų susitarę dėl vyriausybės finansavimo. Bet jie susitarė ir dabar ramu iki rugsėjo 30 dienos. Regioninių bankų situacija išlieka įtempta, yra paskelbti 10 viešai prekiaujamų bankų, kurie turi didelę paskolų koncentraciją komercinio nekilnojamo turto sektoriuje ir didėjančios problemos gali smarkiai paveikti šios bankus dėl skolininkų vėlavimų ir per mažų rezervų. Taip pat Fitch sumažina New York Community Bancorp bankui reitingą iki neinvesticinio, kas reiškia, kad jo perspektyva neigiama. Ir trečiadienį jo akcijos prarado 45%, priekyba akcijomis buvo netgi sustabdyta, bet po priekybos sustabdymo NICB paskelbė, kad gauna $1 milijardo injekciją iš investicinės įmonės, kuriai vadovauja buvęs iždo sekretorius. Kol kas šį banką išgelbėjo, bet rizika bankams išlieka. Ir pagrindinė problema yra grandininė reakcija finansų sistemoje. Todėl čia dar gali būti visko. Kompanija Macy's dabar gavo geresnį pasiūlymą iš investicinių įmonių Arkhouse Management ir Brigade Capital Management. Dabar jie siūlo įsigyti įmonę už $24 už akciją, prieš tai siūlė nupirkti už $21, kas atrodė visiškai juokinga suma vertinant, kokį turi turtą šį kompaniją, todėl šis statymas jau atrodo realesnis. Aš pirkau pakritime šią kompaniją, nes jį verta daugiau nei $24, bet jeigu visgi vadovybė sutiks parduoti kompaniją, tai aš jau esu pliuse. Plus kompanija per tą laiką mokėjo dividendus, o jūs žinote, kad gaunami dividendai tai yra ne tik tai free cash flow, bet jie taip pat mažina akcijos vidutinę kainą, todėl tą irgi vertinkime.
Kompanija American Airlines pranešė, kad užsako 260 naujų orlaivių iš Boeing, Airbus ir Embraer. Bet kalbant apie Boeingą, tai pamenate, mes neseniai kalbėjomės, kad kildamas lėktuvas pametė duris, o dabar pasirodo ir ratai jam krenta. Matote, kai pamestas ratas apgadina automobilius, tai gerai, kad niekas nenukentėjo, bet kai pagalvoji, tai iš tikrųjų nieko gero su to Boeingu paskutiniu metu. AI startuolis Anthropic, kurį remia Amazon, Salesforce, Google, išleido pokalbių robotą 50 kartų pranašesnį už ChatGPT. Cloud 3 pokalbių robotas ir dirbtinio intelekto modelių rinkinys kol kas jį vadina greičiausiu ir galingiausiu. Kompanija Cisco gaus ES antimonopolinės priežiūros institucijos patvirtinimą dėl Splunk pirkimo. Priminsiu, kad Cisco perka Splunk už $157 už akciją. Kompanija CrowdStrike toliau džiugina investuotojus ir ypač kai pateikė stiprią ketvirčio ataskaitą. Premarkete akcijos pabrango 24%, iki savaitės pabaigos tiek neišsilaikė, nes kai kurie investuotojai pradėjo fiksuotis. Kita vertus, labai daug lūkesčių yra dedama į šį kibernetinio saugumo programinės įrangos kūrėją, forwardinis PE virš 66, kas tikrai atrodo brangu. Kita vertus, čia dideli augimo tempai ir pelningumas yra įskaičiuojamas. Ketvirto ketvirčio pajamos išaugo 33%, veiklos marža padidėjo 10 procentinių punktų iki 25,2%. Žodžiu, visi rodikliai pranoko lūkesčius. Padidėjusi paslaugų paklausa buvo paskelbta visose klientų kategorijose. Beje, praėjęs ketvirtis buvo ketvirtas iš eilės, kai bendrovė pranešė apie pelną. Todėl tai irgi realus kandidatas įtraukti į S&P 500 indeksą. Kompanija Medtronic skelbia savo akcijų išpirkimo programą arba buybacką 24 metams yra numatyta už $5 milijardus nupirkti jų akcijų. Tai yra 4,5% kapitalizacijos. Ši suma bus pridėta prie $1,9 milijardų likučio iš ankstesnio išduoto išpirkimo leidimo. Ir jeigu viskas įvyks kaip žadama, tai tokio dydžio buybackas gali tapti svarbiu veiksniu, kuris pagaliau išstums kotiruotės iš 2 metų trukusio sąstingio. Kol kas tikslinės kainos aš nekeičiu, vėlgi matome, kad ji puikiai atidirbo tikslinę kainą ir jeigu kita ataskaita, gegužės mėnesį bus stipri, jeigu dar Fedas pasakys, kad mažina palūkanas, tai tikrai akcijos turi potencialo kilti. Tuomet aš perskaičiuosiu tikslinę kainą, nes toje ataskaitoje bus paskelbta kitų finansinių metų prognozė. Tai jeigu turėčiau portfelyje, nors ir jau priėjo tikslinę kainą, aš neskubėčiau jos fiksuoti. O kalbant apie portfelio valdymą, viena investavimo guru, Keitė Wood, apie ją ir jos fondus yra 2 video šiame kanale. Tuomet, kai rengiau video, tai jinai buvo tikrai diva, o dabar pasirodo, kad ji toliau praranda klientus. Investuotojai bėga iš ARK Innovation fondų ir vien nuo šių metų pradžios investuotojai iš Keitės Wood fondų išėmė daugiau nei $1 milijardą. Investuotojams nepatinka fondų valdymas, nes pavyzdžiui Nasdaq indeksas per šios metus pakilo 9%, o ARKK patyrė 5,7% nuostolį. Ji turi didelę Tesla poziciją, kuri krenta, turi minusinės Roku, Roblox, Zoom, Unity ir kitas kompanijas. Ir man tikrai anksčiau labai patiko jos portfelius stebėti, nes buvo labai daug įdomių idėjų, bet dabar bėda ta, kad ten naujų idėjų praktiškai nėra. Keista, kad ji neatkreipė dėmesio į Supermicro Computer, kad Nvidia turi nedidelę poziciją, kuri beje buvo sumažinta itin netinkamu metu. Ir visa laimė, kad turėjo didelę Coin poziciją, tai ši investicija neblogai jos portfelį ir ištempė. O mes suprantame, kad į portfelį atrinkti tinkamas investicijas, jas valdyti, reikia ne tik daug žinių, analitinio mąstymo, bet ir sėkmės. O jai tikrai dabar nesiseka, nes yra fondų, kurie ją stebi ir stato prieš ją. O jie ir balansuoti portfelio stipriai negali, nes jeigu pardavinės krentančias kompanijas, tai dar labiau spaus tas akcijas žemyn. Todėl mūsų situacija yra daug geresnė, niekas nežaidžia prieš mus, priešingai mūsų bendruomenė dalinasi, mes kartu diskutuojam, kartu ieškome atsakymų, todėl jeigu įdomu, būtinai prisijunk prie mūsų bendruomenės, užprenumeruok kanalą, paspausk varpelį ir jeigu patiko, būtinai įvertink laiku. Ačiū tau, iki.